Neurozai ir psichozai. Dažna būsena ir vaikų, ir suaugusių. Ir kaip atsiranda tokia būsena? Kai tai yra būsena tokia, kai patys savęs nesuprantam arba nujaučiam, kad kažkas yra ne taip, bet aplinka mus užtikrina, kad viskas yra tvarkoj. Tai pavyzdžiui, vaikystėje būna, kaip pavyzdžiui, ne? Tėvai ten labai nesusitarė ir mažas vaikas 3-5 metų, ne, kuris jau moka šnekėt, jisai nujaučia, nes tikrai vaikas nujaučia viską, kokia yra atmosfera, ne, jisai nujaučia, kad kažkas yra negerai, bet tėvai užtikrina, kad viskas yra gerai, kad mes laiminga šeima. Taip, nes jie prie vaiko nesibara, jie ten bando kažką parodyti, kad jie yra gera šeima, laiminga, bet jam nematant, ne, arba kol jisai nėra namuose, tai jie ten visiškai barasi, jie tarpusavį net nesišneka, ne, ir nėra to artumo tarp žmonių. Ir vaikas nujausdamas, kad tikrai yra kažkas negerai, bet jo suaugę žmonės, kuriais jisai pasitikė, sako, kad viskas yra tvarkoje, kad mes esam laimingi, jisai pradeda taip, mano vidus ir kažkoks yra ten sutrikimas ir jisai neatitinka tos tikrovės, kur man užtikrina, kad jinai yra. Ir jisai tada pradeda tikėti to, kas yra, bet nepasitikėti savo vidinių jausmų. Ir tada, kaip žinot, kaip gitara, kuri išderinta, ne, jinai neskamba gražiai ir tada vaikas pradeda lygiai taipogi skambėti negražiai, ne, arba neskambėti gražiai. Ir jisai tada pradeda, kad mano kūnas sako vienaip, kiti sako kitaip ir jisai taip kaip išderinta gitara, jisai pats savęs nesuvokdamas tos realybės, jisai pradeda pasitikėti žodžiais, bet ne savo kūnu, ne savo nuojautą ir pradeda toks nervuotas būt. Dažnai, ko tu čia nervuotas, ko tu čia ten parinėsi, ne, kaip dažnai būna. Tai va čia yra pirmas dalykas, kaip išsivysto vaikams tokia psichozinė būsena. Lygiai taipogi suaugusiems žmonėms ir iš patirties pastebiu, kad čia yra moterų tokia labiau būsena nei vyro, nes moteris, jos intuicija tikrai yra iš prigimties labai gera, tik dažnai mes jos negirdim, dėl to, kad buvo nuslopinta kažkada, ne, kad net nuo vaikystės eina, kad ne, tu kažką blogai supranti, tu kažką blogai matai, kad tikrai nėra tokia realybė. Ir tada ta intuicija, ne, jinai yra užslopinama, mes jos negirdim, nesiklausom ir žiūrim, kas yra aplinkui. O tada kaip ir būna, kad aš jaučiu, kaip pavyzdžiui, ne, kad su vyru mano santykiai atšalo, taip, o vyras sako, ne, aš tave myliu ir tikrai tarp mūsų yra viskas gerai, santykiai yra geri, bet moters nuojauta yra, kad kažkas negerai. Ir vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą ir moteris kaip ir viena, ne, kaip ta išbalansuota gitara, išderinta, kad aš jaučiu, kad kažkas yra negerai, bet man žodžiais užtikrina, kad kažkas yra negerai, ne. Ir tas mano kaip moters tas šaukimas, kad aš jaučiu, kad tikrai nėra gerai, o kitos pusės tas toksai užtvirtinimas, ne, viskas yra gerai ir išderina tą vidinę būseną ir atsiranda neurozai, psichozai, taip, tai mes patys sukuriam tada moteris, tai dėl to jinai pasiduoda tai būsenai, dėl to, kad jinai nesiklauso savo vidaus ir nemoka ištransliuoti teisingai su vyru pašnekėt, čia apie būtent santykiai vyras moteris, ane, kad kažkas yra negerai. Nes lygiai tas pats net, pavyzdžiui, gali būti socialiniam gyvenime, tai yra darbe, ne? Kadangi aš turiu 20 metų patirties kaip vyrbuhalterė ir galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, būna tikrai atveju, ekonomika auga, krenta, ne, ir kiekviena įmonė patiria kažkokį nuosmukį, ne, būna tikrai ekonominė krizė, kad kažkokia įstaiga labiau patiria, kažkokia mažiau, ne, ir direktoriai, aišku, jie nesudominti pranešti, kad šiuo metu įmonė patiria nuosmukį ir tikrai to nesidalina su darbuotojais. Taip, kiekviena įstaiga nori išlaikyti darbuotojus, ane, moka
darbo užmokesčius, bando išlaikyti tą visą tokią, kad viskas yra gerai, ne? Ir, pavyzdžiui, o darbuotojai tikrai jaučia, kad kažkas yra negerai. Ir kaip, pavyzdžiui, iš mano patirties buvo, ne, darbuotojai ateina pas mane, kaip, nu, kaip pas finansą, ne, kur tikrai mato tą, kokia yra įmonės situacija ir ar tikrai yra blogai, taigi visur krizė, o čia yra blogai, ne? Ir ten jeigu aš neturiu leidimo, kaip iš direktoriaus, kaip jo atstovaujamas asmuo, aš neturiu leidimo skelbti, kad kažkas yra negerai, tai aš ir sakau, ne, tikrai viskas yra gerai. Direktorius sako, užtikrina, kad tikrai viskas gerai, nes algos yra mokamos, nu ten gali būti 1 diena, 2, 3, iki 5 dienų vėlavimas darbo užmokesčio, ne? Ir jau tai yra stresas darbuotojų, ne? Jie nujaučia, bet jos užtikrina, kad viskas yra gerai. Taip, gal maži kažkokie nesklandumai, kažkas nesumokėjo nelaiku, bet vėlgi užtikrinam, kad viskas yra gerai. Ir vėlgi, ir tada, ko tu toks nervuotas, ne? Ar žmona, ar vyras, ar vaikas, ar darbuotojas. Ko tu toks nervuotas, taigi viskas gerai. Ir va tada ir būna va tas va nesąžiningumas iš visų pusių, kaip iš tėvo prieš vaiką, kaip iš vyro arba ten iš moters prieš kitą savo partnerį, ne? Kaip ir darbdavys prieš savo darbuotoją. Tas neatvirumas, nenuoširdumas ir jisai sukuria va tą va visą būklę, ne? Būseną, būklę. Ir tada atsiranda daug žmonių tokių, kaip dažnai sako, psichiškai nestabilių, ne, bet jie tikrai yra stabilus, tiesiog jie nesiremia savo nuojautą. Ir tas vat mūsų nesąžiningumas, neatvirumas, jisai padaro pasaulį nelabai gerą, ne, nu tokį negerą, kad jisai nėra, tada vat, nu, nėra to tikrumo tokio. Nes, pavyzdžiui, irgi iš savo patirties, ne, kad savo vaiko aš sakiau, ne, pavyzdžiui, kad taip mažylį, tikrai nėra gera situacija ten šeimoje, ne, mes su tavo tėčiu nesusitarėm, bet tai nereiškia, kad mes nebūsim tavo tėvai. Aš esu tavo mama ir jisai yra tavo tėvas, ne? Ir nors mes tarpusavį nemokam tiesiog susitart, nes tikrai tiesiog to nemokam daryti, tai nereiškia, kad mes paliksim tave, kažkas iš mūsų paliks tave. Visada ir aš liksiu tavo mama, ir tėtis liks tavo tėtis, ne? Ir tai nepasikeis, net jeigu mes negyvensime kartu. Viskas, vaikas jisai jaučia, kad kažkas yra negerai, ne? Ir jisai gauna patvirtinimą, kad tikrai kažkas yra negerai. Pavyzdžiui, jeigu santykiuose, ne, labai dažnai santykiuose būna, kad tiesiog iš inercijos, ne, iš tos monotonijos kasdienybės, ne, mes tikrai atšalam, atsitraukiam viens nuo kito, nes pradžiai buvo įdomu, mes nepažinojom viens kito, o tada jau kaip ir viskas gerai, vyras užkariavo moterį, ne, moteris patenkinta, nes viskas, aš turiu vyrą, arba aš ten ištekėjau, ne, aš turiu šeimą, ir tom ir pasibaigė. Bet tada ir atsiranda, kad man jau nebeįdomu, ten vienam neįdomu, kitam neįdomu, jisai ten nebevertina mano pastangų, ne, ir prasideda va tokie va visokie nesklandumai, prasideda, kad atsitraukia viens nuo kito, ne, atšala, net ne fiziškai, o tiesiog emociškai, ne, nes tvirtas santykis sukuria emocinis ryšys. Dėl to madinga šiais laikais pozityvi tėvystė, ne, kur turi būti daug bendro buvimo su vaiku, kontaktas fizinis, kontaktas akių, ne, tai madinga yra tarp tėvų ir vaikų, bet lygiai tas pats, tik dar nėra madoj, kad tas turi išlikti tarp suaugusių. Ir vyras ir žmona, jie turi kontaktuoti, jie turi žiūrėti į akis, ne, nes tai yra tas ryšys, kur, vat, kaip susijungia, ne, ir jisai nedingsta, nes jeigu jūs, va, taip nesusirišat, jeigu jūs tikrai nesustojat nors minutei ir tiesiog pasakyt, aš tave matau, aš tave jaučiu, tai nebeliks to ryšio ir tiesiog jūs tada liksit va tai, va, ir tada kas kart vis toliau. Ir jeigu jūs sujungiate, nežinau, kreditas, vaikai, ne,
Jūs galit vien dėl šito gyventi kartu, ne, bet būt visiškai svetimi viens kitam ir kažkada jūs išmokėsit kreditą, kažkada vaikai užaugs ryšiais ir jūs tiesiog pasižiūrėsite savo artimą žmogų ir jisai visiškai man yra svetimas. Moteris dažnai dar, kol to neįvyko, rėkia tiesiog, nes dažnai vyrai pasako, kodėl tu taip rėki, kodėl tu visada nepatenkinta, ne? O kodėl? Todėl, kad moteris, jinai yra aplamai tokia bendrystės asmuo, ne, tokio, kuriai reikia to kontakto. Pirma moteris parodo, kad tikrai kažkas yra ne taip. Ir tada jinai rodo savo nepasitenkinimą, jinai pradeda rėkti, jinai pradeda kažko reikalauti. Ne šiaip savo, tiesiog jai trūksta to ryšio, o dažnai būna, labai dažnai, kad tiesiog moteris nemoka teisingai išaiškinti, ko man reikia, kad man reikia to ryšio. Dažnai vyrai nesupranta, kas yra tas ryšys, todėl kad nuo vaikystėj, ko tu verki, berniukai neverkia, ne, ko tu toks čia emocionalus, berniukai neturi būti tokie, jie turi būti ten šalti tokie, ne, atsitraukia nuo visko, ne, kad neturi prisirišti, ko tu prilipai prie mamos, ne, nors tai yra normali būsena, kai berniukas prilimpa prie mamos, ne, o mergaitė prie tėčio. Mergaitė kaip ir galima prilipti prie tėčio, kai jie yra ten kokie 5-7 metai, ne, arba net didesnė. O berniukui to negalima, nes tugi vyras, ne, tu neturėtum ten prilipti prie mamos, taigi tu vyras. O yra tas brendimo laikotarpis, tai va 5-7 metų, 4-7, ne, kai berniukas jisai įsimyli, jo pirma moteris yra mama ir jisai turi būti tas prielipa prie mamos, nes kaip jisai tą išgyvens, jeigu jam leis būti prie mamos, kad mama taip, tu mano sūnus, aš tave myliu, ne, jinai jį užpildo, neatstumia. Ir tada jisai neša visą tą patį po to į suaugusį gyvenimą. Ir lygiai taipogi jisai išsirinks po to moterį, ne, kaip sako, kad vyras pasirenka savo moterį tokią kaip mamą. Ir va tai va ir išsirenka, jeigu mama pastovi, tugi ten berniukas, tu vyras, tu neturėtum ten toks lepšiukas būtų, ne toks šiltas, ten meilus dar kažką. Ir jisai išsirinks savo šaltą moterį. Emociškai šalta. Bet jeigu mama, tai viskas tvarkoja, aš tave myliu, tu mano mylimas sūnus, bet tu esi sūnus, nes aš turiu vyrą, ne? Ir statys pagal hierarchiją į tą žemesnę padėtį, kad yra tėvai ir jisai yra žemesniai padėti. Tai, bet jinai jo neatstums, jinai jį priims su viskuo, ne? Su tom glamonėm, su bučiniais, su to meilumu tokiu, ne? Ir jisai nešta po to į suaugusį gyvenimą, nes tikrai vyrai verkia, ne? Kaip aš sakau, vyrai verkia, tik verkia tada, kai nieks nemato. Tai va, ir suaugusim gyvenimą, jeigu moteris išmoks teisingai parodyti tą dalyką, vyras bandys suprasti, kad moteriai reikia, tai ir nesivystys tos būklės tokios psichozinės, ne? Lygiai taipogi, pavyzdžiui, su darbuotojais galima tikrai išlaikyti ir tą nuosmukį išgyventi su visu kolektyvu, ne? Tiesiog pasakyti taip, per susirinkimą, kokį direktorius pasakys, taip, tikrai yra ekonominė krizė visam pasaulyje, mes dar laikomės. Man svarbu yra išlaikyti jūs, kad jūs jaustumėtės saugus, ne, kad būtumėt patenkinti sąlygom ir parodyt, kad man tikrai jūsai svarbus, kad pabrėžti, kad pirmas dalykas, taip, galbūt kažkur premiją sumažinsim, mane kažką pakeisim, kažkokiu, nežinau, kanceliariniu ar dar kažką, pataupom visi kartu tam, kad aš išlaikyčiau jūsų darbo užmokesčius tokius, kokie buvo iki tos krizės, ne? Bet man svarbu išgyventi krizę su visa įstaiga, su visų kolektyvu. Bet parodyti aš žmogiškąją pusę, ne pinigų uždirbimu, o būtent žmogiškąją pusę, kad aš noriu jūs išsaugot ir išsaugot jūsų tą ramybę net tokiuose laikuose kaip krizė. Viskas, darbuotojai gavo informaciją, taip, kažkas gali išeiti tikrai, bet jeigu dažniausiai būna, jeigu krizė, tai krizė visur, ne, ir kur tu benueitum, tai vis tiek nenueisi į geresnę vietą dažniausiai. Tai va, ir jeigu darbdavys, jisai taip atvirai ir sąžiningai bendrauja su savo darbuotojais, tai ir suaugusiems darbuotojams neišsivysto ta tokia
neurologinė arba tiesiog nervinė įtampa, ne, ir nesivysto psichozės tos tokios. Ir tai yra labai svarbus dalykas tam, kad pasaulyje būtų tokia labiau ramybė, ne? Aišku, tokios 100% ramybės nebus, bet bus vis tiek tokia vidinė ramybė kažkokia, arba nors, kad mano vidus atitinka to, kas yra išorėje, ne? Ir tada kiekvienas žmogus, vaikas, moteris, vyras, darbuotojas, ne, jisai bus kaip ta suderinta gitara. Jinai tikrai gražiai gros, atvirai gros, nuoširdžiai gros. Ir tai yra labai svarbu, nes mūsų aplinka veikia labai stipriai kiekvieną asmenį, taip? Nes dažnai sako, pasakyk, kas tavo draugai, aš pasakysiu, kas esi tu. Ir tai tikrai yra tiesa, nes ta aplinka, ar draugai, šeimos nariai, darbdaviai, kolegos, ne, filmai, viską, ką mes žiūrim per televizorius, kokias knygas mes skaitom, tai formuoja mus kaip asmenybę. Ir nuo to priklauso, kokie mes būsim. Tai jeigu va taip išorė mūsų, ta artimiausia aplinka sakys, kad kažkas, kad yra viskas gerai, nors mes jausim viduj, kad kažkas yra negerai, tai jie ir formuos tada mūsų tos psichozės tokias, ne? Ir išderins mus kaip instrumentą muzikos. Bet jeigu mes išmoksim visi būti nuoširdus, bendrauti, gražiai bendrauti, be jokių kritikų, be jokių tokių komentarų, pozityviai, bet atvirai, sąžiningai per tą prizmę aš, ne, arba ten mes, o ne tu su kaltinimais, tai tikrai pasaulis ir mūsų aplinka ir pasaulis bus daug geresnis. Ir pirmas dalykas, tam, kad va ta pusė, kuri užtikrina, kad kažkas yra gerai, nors yra negerai, tai pirmas dalykas tai yra tai, kad tu esi stiprus ir tavyje yra labai daug jėgos būti tikru, nemeluoti savo, nemeluoti kitiems, ne, ir nebijoti, kaip ir pasitikėti visata, ne, žmonėmis, visata, kad mane priims. O jeigu net nepriims, ne, kažkams, ne tai, kad nepriims, kad priims, bet netiks kažkam, taip, aš leidžiu jam išeiti iš savo gyvenimo, iš savo aplinkos. Ir tai yra tikrai vidinė stiprybė būti sąžiningam ir bendrauti va taip atvirai ir sąžiningai. Tai, o tam, kad tai būtų, tai reikia pirmas dalykas turėti savo tą tokį tvirtą pagrindą vidinį, ta vidinė būsena tokia, kad aš tikrai nesu vienas, dažnai ten kas dievų pasitikė, kas visatą, kas energijom visokiom, ne, tai kad viskas bus gerai, net ir tokiuose laikuose, ten sunkiuose, bet viskas susitvarkys. Tai vat linkiu kiekvienam išsiugdyti tą vidinę tokią ramybę, pasitikėjimą, pirmas dalykas savim, tada visų pasaulių, visata, ne, pasitikėjimą Dievu, kad viskas bus taip, kaip turi būti ir kas bebūtų, net ir jeigu ten atrodytų, kad viskas yra blogai, tai tikrai nėra blogai, o tai yra tiesiog kelionė, yra kelias tam, kad mes taptume dar stipresni, dar labiau atviresni, nes viskas į tą ir kaip ir stumia, ne, kad būk sąžininkas, būk atviras, nes jeigu tu visada meluosi, tai arba ten sakysi netiesą, ne, tai ir tu trauksi tokius žmonės, ne, nes jeigu aš meluosiu, tu man meluosi, ir jeigu aš kaip vaiką, kaip mama meluosiu, man vaikas meluos, jeigu aš kaip žmona meluosiu, man vyras meluos, ne, ir va ir einam į tą vis tiek, kad mes turim būti sąžiningi su savim, tada sąžiningi su kitais. Nes tikrai mums nėra miela, kai mūsų apgaudinėja, nors mes jaučiam, kad kažkas negerai. Ir lygiai taipogi, kaip sakoma, ir nemiela kitam žmogui, ne? Jeigu mes darom lygiai tą patį, kad kažkas tikrai yra negerai, ne? O mes sakom, kad viskas gerai, nes dažnai būna, pavyzdžiui, santykiuose dar kol nėra vedybų, neoficialios santuokos, tai dažnai būna, pavyzdžiui, kad
Nežinau, gal jisai ir fainas, bet kaip atsarginis variantas, ane, kaip kartais moteris daro. Ir vyras nujaučia, ne, o jisai, pavyzdžiui, labai ten jūs įsimylėjo, jį labai nori būti, arba atvirkščiai vyrai, ne. Ai, nu tai ką, aš turiu su kuo pasidžiaugti gyvenimu, ne. Tai, bet nemyli, ne. Ir tai, va, išbalansuoja save, išbalansuoja kitą žmogų, išbalansuoja aplamai tada aplinką visą. Ir ką tai parodo? Tai, kad mes esam tada silpni, būti sąžiningi ir tiesiog naudojamės visais, ane, ypač žmonėm, kaip daiktais, ane, nes man yra nauda iš to. Bet aš noriu imti ir nieko nenoriu duoti. Ir tai yra tikrai negerai. Ir tai yra tiesiog silpnų žmonių vaizdas, ane, toksai. Tai linkiu būti stipriais ir nebijoti būti savimi, nebijoti būti nuoširdžiu, sąžiningu ir atviru. Nes tai yra stiprybė.